Sveiki, Alytaus krepšinio mėgėjai, kviečiame Jūs apsilankyti kovo 27-29 dienomis Alytaus sporto rekreacijos centre, kur vyks Europos jaunimo krepšinio lygos baigiamasis turas, dalyvaujant stipriausiams Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos komandoms. Pamačius uniformuotą pareigūną, dažniausiai ne vienas pamano, kad tai griežtas, taisyklių besilaikantis žmogus. Tačiau ne visuomet tai tiesa. Šis porą dešimtmečių policijoje dirbantis vyras jau keletą metų savo laisvalaikį skiria vaikams. Policijoje fizinio ir kovinio parengimo grupės vyresniųjų specialistų dirbantis Edmantas dabar pasinėręs į darbą su mažesnių miestelių vaikais. Prieš kelerius metus vyras pastebėjo, kad kaimuose gyvenantis jaunimas, ypatingai žiemos metu, neturi ką veikti, tad pradėjo ieškoti galimybių, kaip sukurti jiems sporto būrelius. Pasitarė ir sulaukė patarimų iš trenerių, dirbančių su vaikais Alytuje. Idėjai pritarė ir vietos politikai, tad vienas po kito ėmė kurti sporto būrelį Alytaus rajono miesteliuose. Tačiau juose laužomos įprastinės sporto būreliams būdingos taisyklės. Juose susirinkę vaikai užsiima ne vieną, o net keliomis sporto šakomis. Žaidžia futbolą, stalo tenisą, krepšinį, daug dėmesio skiria dziudo treniruotėms. Eimanto teigimu, būtent sporto šakų įvairovė gal kam pasirodys neįprasta, tačiau jo veikloje jau pasiteisinusi metodika. Mat čia patys vaikai gali pasirinkti, ką nori veikti, o tai jiems labai patinka. Per mūsų šitą treniruotę matė daug sporto šakų, tai galbūt todėl, kad vaikai kuo daugiau ir greičiau susipažintų ir užpildytų tą spraką mokslo sistemoje, ko šiandien nėra. Vaikai ne visiškai supažindinami su sporto šakom, kaip turėtų. Kad sporto šaka tai ne vien tik taurių rinkimas, bet kad per sporto šaką jie ugdo tam tikras savybės. Jeigu stuburas braška, reiškia, aš turiu parinkti tam tikrus pratimus, tam tikrą sporto šaką. Jei jis yra bailus, tai gal šiandien duosiu pasiboksuoti. Jei jis yra lėtas, tai gal šiandien duosiu dziudo. Jei jo reakcija prasta, gal šiandien duosiu stalo tenisą. Treneris sako, kad sportuojant svarbu lavinti ne tik fizinį kūną, daug dėmesio skiriama ir charakterio savybėms formuoti, bei padedama vaikui atsiskleisti kaip asmenybei. Mes turim tarnauti vaikui. Ir kad vaikas augtų stiprus, fiziškai, protingas, jau su pagarba kitam žmogui, nesvarbu ar varžovai. Tai tas modelis taip ir po truputį į šitą situaciją, kokią mes šiandien turime. Ir šiai dienai tai stengiuosi atsižvelgti į vaikų poreikius, stengiuosi pratinti juos prie savarankiškumo. Ir man modelis tai tas, kad mes suaugusių žmonių neskatinam eiti sportuoti, eiti plaukti į baseiną, žaisti krepšinį vakarais. Ir aš į tą dalyką visą laiką kreipiau dėmesį ir tą stengiuosi ugdyti pačiuose vaikuose, kad jie turi patys atsirinkti, ką jie šiandien šiuo momentu nori daryti. Galimybių realizuoti save nuolat ieškantis Edmantas netaip seniai filmavosi ir lietuviškame seriale, o prieš keletą metų kolega stebindavo savo kūrybos eilėmis. Ačiū labai šiandien. Ačiū. Ir pas mus jaunimas šitaip atsisveikina. Taip. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.